Būkite pasveikinti, mėly moterų futbolo gerbėjai, šiandien šią šventinę dieną. Jasmin, 77 numeris, štai jį dabar su kamoliu. Antrasis šansas, gudrus smūgis ir virš vartų. Sakau auksinį, nes be abejo aukso vertės tie taškai kovoje dėl apdovanojimų. Čia neužtikrintai žaidžia Šiaulių komandos vartininkė, tiesa pati taiso savo tą neužtikrintumą, bet neilgam. Ir štai siurprizas. Vilniaus Žalgiris veržėsi į priekį akistatoje su Lietuvos čempionėmis. Jau 7 minutę. Situacija prasidėjo nuo neįtin futbolo komanda yra Šiaulių Gintra. Jeigu sulyginsime netgi su vyrų titulais, vilnietėms. Čia pavojinga situacija. Bus smūgis į vartus. Taip. Smūgioja. 3 Brazilės yra sudėtyje šeimininkių. Čia smūgis greta vartų. Labai aktyvi Šiaulių Gintros kapitonė ten kairiajame flange. Čia smūgis į vartus. Gargžduose 0-2 nusileido vietos komandai. Čia pavojus ir šansas. Dar vienas smūgis. Dabar jau atvirai sekasi Nikolį Jasmin. Iškūnaitė ir smūgis į vartus. Šį kartą apsidrausdama nuo galimo perėmimo. Perdavimas į baudos aikštelę. Smūgis į vartus. Dar vienas kirtis. Krenta po kamulio. Yra Justinai Blaževičiūtei. Gintros saugiai. Čia smūgis į vartus. Ir kamuolys spurda vartų tinkle. Triumfuoja Sabrina Gonsalves Amorim. Lygina rezultatą gero kokybišku galvos smūgiu. 65 dabar jau ir jame. Tereza Romanovskaja 1-1, 1-2. Reidas tęsiasi. Romanovskajos perdavimas. Ar bus smūgis? Taip, smūgis yra. Drebina skersinį Gintra. Sugebėtų žalgirietės tuo pasinaudoti ir pabėgti greitą kontrataką. Jeigu jau ne fontanai, čia šansas. Smūgis. Šiek tiek nusiginančios komandos. Čia viena pati bėgo žalgirietė ir privertė prasižengti varžovę. Raudona kortelė, rodydama, kad net ir žaidžiant mažumoje netenkina toks rezultatas. Šansas, įvartis! Štai taip, Įdovo Kukų kvaila raudona kortelė virsta įvarčiu į Gintros vartus. Austėja Pocevičiūtė pasirodžiusi nuo atsarginių suolo tik antrajame kėlinyje ir pasižiūrėkite, kaip šėlsta žalgirietės. Wow! Minutė pasibaigė, jau pridėtas laikas, jo bus daug. Galime to neabejoti, dabar jau šiaulietėms šansas, smūgis! Romanovskaja. 8 metrai prie kamulio. Laura Spenazato, jos smūgis. Gaudo kamulį. Tos aikštelės nestovėti statiškai, nelaukti, nes uždengtos jos varžovių. Stovėdamos tikrai įvarčio nepasieks, o čia šansas vilnietėms 1-1 gali išbėgti 20 numeris Sabrina Šajanė, bet laukia komandos draugų, sužaidė su kamuoliu, puikus perdavimas, rado išeiti Brazilė ir 3-1. Ohoho, koks knockdownas. Vilniaus Žalgiris, lygos naujokas, siunčia į gilų knockdowną Lietuvos čempionės. 97 rungtynių minutė. Triumfuoja vilnietės. Karilė Liužinaitė muša savo antrąjį įvartį. Atrodė, kad jau pasibaigė tas sužaidžia į kamuolį. Ir viskas. Aidi arbitro švilpukas, skelbiantis apie sensacingą FK Žalgiris pergalę prieš Lietuvos čempionę.